aš atsidūriau Kuboj su viena programa ir mane supažindino su tokiais menininkais. Ir tie menininkai man sako, klausyk, tu čia, matau, turi fotoaparatą, gitarą, sako, gal tu nori dalyvauti visuomeninėje intervencijoje? Aš sakiau, ką? Sakau, jo, mes dabar eisim paveikti žmonių realybės su menu. Tu pasiruošęs? Ką? Ir mes išėjom į tokį, kaip čia pasakyti, tokį regioną, tokį piktesnį. Ir aš buvau pradžioje labai išsigandęs, bet labai mane nustebino, kad žmonės gerai reaguoja mūsų veiksmus, kad mes ateinam pas žmonės ir mes darom visokius, oi, moki repuot, moki šitą daryti. Ir žmonės gerai reaguoja, jie šypsosi, jie sako, wow, kaip čia fainai. Kažkas dažo ant sienų, kažkokie aktoriai vaidina kažkokį mizansceną. Ir žmonės reaguoja, jiem patinka. Ir aš pripratęs, kaip muzikantas, visada stovėt ant scenos, sakiau, va čia man yra labai keista emocija, bet man patinka. Ir mes žiūrim, kad žmonėm irgi patinka. Ir aš po viso šito dalyko jaučiau, kad mes nuveikėm kažko labai reikšmingo. Vat kažkas va taip jautėsi. Ir aš grįžau į Kolumbiją, atsiprašau, į Lietuvą, ir vat vėl paimti tą gitarą, vėl čia grot, lyg ir viskas gerai, bet groti už pinigą, taip kažkaip neduodavo to paties.